Čia yra 96 metų E36 ir po 30 metų šita važiuoklė gerai atliko savo darbą, bet šiandien mums nereikia gerai, mums reikia puikiai. Jau važinėjau su šitą mašiną maždaug 3-4 mėnesius ir nieko blogo negaliu pasakyti apie mašiną. Puikiai viskas veikia, viskas važiuoja, užsiveda, žiemą visą atlaikė. Bet vienas yra minusėlis toks, kad jinai yra labai aukšta ir jinai labai turi daug body rolo. Realiai, jeigu pilnai išsukčiau posūkį, galėčiau net ir apsiversti. Ir vienas būdas, kai to galim ištaisyti, yra su coiloveriai. Reguliuojamo aukščio amortizatoriai. Bandom spręsti šitą problemą ir važiuojam į garažą. I don't read the newspapers because they all have ugly friends. Ai, bet filmuoja? Ok, šiandien susirinkom. Čia, bet šiandien ne apie tai. Čia iškirpsi. Šiandien apie tai. Bam, šausim makžemai ir starterį ir rūdis tvarkysim kitą sezoną. Šokia viskas. Čia labai dar nėra tai buvo. O. Nu va, krekždė vėl garažą. Variklis dar stovi, dar neįdėtas. Bet šiandien, kadangi jau yra balandžio mėnesis, galima dėti vasarinius ratus. O vasariniai ratai dedasi tik ant naujų koilų. Šiandienos receptas yra feikiniai BBS ratai su labai daug mėsos, vienas randominis mechanikas ir šitie gražuoliai. Šitie yra nauji, šitie biški naudoti, bet manau labai puikiai viskas susinaudos. Čia dar visokių žaisliukų yra instrukcija, kurios tikriausiai neskaitysim. Vaikas gal? Nu, toks, žinai, nelaikyčiau galvos užkišęs, jeigu... Turim domkratą, turim blokelius. Aš galvoju, būtų gerai įsikelti priekį. Pradėsim nuo priekį, aišku, ne? Nu, nuo lengviausia. Šitą nereikės sakyti. Visai gali būti. Labai nyti. Ant centimetro. Nu, tai apie kokį mes čia dropą šnekam, tau ten iš karto, karočiui, liesim. Pažiūrėsim, gal tas pačias dėsim. Čia yra, kaip sakoma, eksperimentų diena šiandien. Sakė, triuką parodys. Man atrodo, ne tik amortizatorius keisim, bet ir važiuoklę. O, šiaip, klausimas. O kas pasakė, tai ilga? Čia iš viršaus atrodo, ne? Jo. Nenufilmavau, kaip nuėmiau ratą, tai dabar apsimės, kad pirmą kad nuėmiau ratą. O, kaip visiems lengvai, wow. Nusiėmę ratus galim pamatyti, kaip atrodo 30 metų automobilio važiuoklė. Pavargus, surūdijus ir jau tikrai netinkama sportui. Tai bandom atsukti varžtus. Neina. Gi prikolinu, gi suprantu, kad užrakintas vairas, ką jūs galvojat. Aš ant tiek jau. Mano, kaip gintu. Ai, tu čiapsi? Okei. Ką tu galvoji? Toks trumpas. Gerai, pasidedam į čia ir kol yra susukta varom kitą pusę. O dabar šitas suks. Pažiūrėsim, ar nenulauž. Gerai, užsidėk galvą. Iškart tank. Šitą varžtą, ne? Nu, nematau, bet turbūt, jeigu ką užsuksim atgal. O, pasitikrinai profesionalus mulas. Na, ne?
Gerai, trumpas, gerai, nenulūžo. Patenkintas? Nu, neblogai, pirmas varžtas atsuktas. Žiūrim, kaip padaro vienoj pusėje ir bandom atkartoti kitoj. Awesome. Davė raktą. Reiškia, reiks rakto. Gerai, uždėjau. Awesome. Tai šimpas pasitrau. Taip, ne? Vieno smūgio, bam. Bet kažkur 3 kartus stipriau. Sako. Bet šitas yra kaip originalus, amat. Mes norim kaip originalus kalbant. Ne, turiu menį. Nusistatai čia aukštį ir čia gali nusižeminti. O tai čia yra... Čia reguliuojas. Priekis. Ble, tai to jūs reikia vienodas. Tai padarysim per vidurį. Susuk į vieną pusę ir suskaičiuok, kiek yra pinsų. 4, 5, 6, 7. Turėjom iš karto susisinkinti kaip broliai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu. Eime, kaip sakoma, Dėti vidų. šitą nelabai norėjau dėti video, bet manau, jog jau dalinuos, tai pasidalinsiu viskuo. Bededant coilus pamatėm, kad nelabai tinka top hatai, tai čia tie 3 varžtai, kurie viršuje sukas. Tai mes tiesiog išsigrėžėm didesnės skylės ir tiesiog prisukom jos. Nežinau, jeigu kažkas blogai, tai parašykit komentarus. Pirmą parodysiu, kaip pararė Giedrius. Do lempą. Čia yra Giedrius pusė. Gražiai viskas sudėta. Gražiai pritikti. O pradės kaip aš padarė. Taip, maždaug. Šitas ateiškia buvo 30 cm ilgio pačią ilgiausią. Nu, dar galiu šaut zateiškai. Čia vat pis ateiškia. Čia tą kartą pis. Čia tai iš vis. Gerai, tai nenusineši zateiškai. Dedam ratus ir žiūrim, koks fitas. Oi, sakavo. Kaip mirksi. Apsimeskė, kad nemirksi lempa. Būtų rėmėjai, būtų normali lempa, žinai, bet sakoma, palaikinkit video, kad nebemirksėtų. Ką? O, susitvarkė. Nu, bet tu nesakyk, kaip atrodo. Ne, tu dabar nieko iš viso. Dabar mes nusileidžiam po potą. Pala, nežiūrėk, kad nėra įrankį palikti. Pagal dar. Tai reikia išnarinti ant petį. O. Nu, turim ką turim. Gražu. Žema. Nežinau, kiek galima dar žemiau leisti. Kiek yra legalu. Nu, gal jau net dabar jau yra pozna. Bet labai gražiai, etas labai geras. Yra tik tai talautas biški. Ne biški, net sakyčiau, gan daug. Bet tam yra žmonės daro suvedimus. Tai va. Pradėjau mirksėti. Reiškia, kažkas nepalaikinat video.
Palaikinkit, kad baigtum riksėti. Nu? Dabar galoilė. Pabandysim vėl pasikelti, priekis labai gerai stovi, o galo gal galėsim daugiau suleisti. Tai keliam. Jisai šonus, jis tą lengviau nepažiūrėja. Ar reiks dursi? Čia reikės tau pasidaryti dalyko. Ai, jo. Tai va žodžiu, čia reikia kažkaip prieiti prie varstų. Tai maždaug atrodys va taip. Aišku, gal čia kažkaip galima gražiau prieiti prie jų, bet turim ką turim. Nieko nesuplėšiau, nieko nesulaužiau. Ir čia yra netgi matau tokie įkalčių gabaliukai, va, stiklas. Tai kažkada šitą mašiną buvo prasileidus vieną. Tai reiškia ne pirmas kartas. Ir ne paskutinis. Tai va, veiksmas vyksta toliau, nusiemam galinį ratą ir apžiūrim galinę važiuoklę. O galiniai važiuokliai radom tik tai gal keletą tokių smulkių defektų, bet 30 metų mašina, tai ko tikėtis, tai ABS laidukas buvo nutrintas, dėl ko metė ABS lemputę ir Giedrius papasakos toliau. Aš nežinau, ar jūs žinot, kaip turi veikti amortizatoriai, būtent šitą dalis, bet taip pat turėtų jinai ir į viršų. Wow. Dėl to tavo ir lingavo, tu tik spiruoklės gali turėti, tik spiruoklės. Nu, tai... Bet... Klausa, matot, kas vyks. Duokit įrankių. Žodžiu, tai įdėjom amortizatorių, bet biškį labai persistengiam, per daug buvom nusižeminę, tai biškį atsukom. Gerai, toliau čia biškį nusišnekėjau, bet esmė yra tokia, kad tiesiog reikėjo mums biškį prasilginti koilus, kad galėtume viską gerai suveržti. Kai viską suveržė, mes galėjom dėti ratus. Bet seniai. Ką? Estas yra perfect. Nu, aš esu optimistas, žinai, man patinka žemos mašinas, bet kai mašina yra pakelta ir... Aš kai civiką atsimenu žeminau, kai nuleidom, tai čia reikėjo viską valcuoti. Jis aišku, biškelį eis į vidų, bet jis yra žiūrėkit. Ne, nustensas geras bus, bet... Kaip sakoma, kiek stiliaus mes aukojam dėl komforto. Įrodymas, kad ir aš dirbu prie mašinos. What? Jo. Daug, čia iš padangos šokinės. Seniai, dėk lempas viską čia. Pažiūrėjau, kaip jis. Test drive and... Okay. I feel it. Kažko žiauriai bilda. Kas šitą bilda? Galia? Bet kodėl ten subilda, gal? Yes. Tai va, test drive'as puikiai. Priekis trina minimaliai, darbiniai trinties diapazonė, kaip sakoma. O galas kažkoks yra bildesys.
turi teoriją. Mano teorijos būna dažniausiai vis laik teisingos. Tai teorija tokia, kad spiruoklė, pažiūrėkit, kokias susispaudus. Mes palikom ant minimumoje. Tai tikriausiai, kadangi mes jau taip viską esam atitaikę, spiruoklė labai susispaudžia. Ir kai mes važiuojam per duobę, jinai buvo automautina, aš taip spėjau. Test numeris 2. Dabar norėčiau trumpai interviu padaryti. Kokie įspūdžiai? Labai gerai. Tipo jaučias pakeitėje. Man atrodo, kad gali bildą. Man vis tiek atrodo, kad gali bildą. Bet aš manau, gal gali būti pavargęs pusašis arba gal biškė amortikus etapas netoks nustatytas. Anksčiau eidavai poskai būtume čia. Šis važiavo kažkokiai mistiniai. Mes esam gan grinai važiavo Meksikoje. Visiškai kitas. Toks norėtų dabar taip, čia tokius 6-point hardness ir taip. Mūsų pagrindiniai rėmėjai benzino kolonėlė, bet kurį. Nu va, ir projektėlis baigės. Mašina atrodo nuostabiai, viskas yra norma, kaip sakoma. Jeigu jums patiko tas montažas, kurį ką tik matėt, patiko video, turi draugų, pašėrinkit, palaikinkit, žodžiu, viską padarykit.